Sveiki visi. Ačiū, kad prisijungėte į mūsų šiandienos webinarą apie atvirus nekilnojamo turto plėtros ir verslo projektus. Gal net kažkas paaukojote savo pietų pertrauką, tad pasistengsime, kad tas laikas būtų prasmingas. Šiandien kaip tik Savi platformoje turime visų tipų paskolų, vartojimo, būsto, verslo ir nekilnojamo turto plėtros. Būtent šio tipo paskolos yra naujausias mūsų produktas, tad daugiausia dėmesio ir skirsime būtent tokiom paskolom. Galbūt kažkam tai visai nauja, gal niekas dar iki šiol neinvestavote, o gal bandėte, nes vis tiek kiekviena platforma turi savo vertinimo metodikas ir tam tikri dalykai skiriasi. Ir iš tiesų vakar su viena mūsų investuotojų ir kalbėjome, kad iš tiesų, kai tu pats kažko nežinai, dažnai užpildai tą erdvę kažkokiamis savo prielaidomis, kurios ne visada būna tikslios. Tad per artimiausias 30 ar 40 minučių mes pasistengsime papasakoti daugiau apie nekilnojamo turto plėtros paskolų vertinimo virtuvę, paaiškinsime, ką reiškia visi tie skaičiukai, LTC, LTV ir taip toliau. Ir man iš tikrųjų labai džiugu pristatyti savo kolegas. Tai pirmiausia, Natalija Kozikienė, Savi NT verslo plėtros vadovė, turinti daugiau nei 15 metų patirtį nekilnojamo turto projektų finansavimo srityje. Ta patirtį kaupia dirbdama ir banke, ir Röntgen platformai, tai tikrai žino, kaip atrinkti investuotojams patikimus projektus, taip? Taip, tikrai taip. Taip. Ir kitas mano kolega Simonas Saulis, Savi kredito rizikos vadovas, kurio atsakomybėje visas mūsų Savi rizikos vertinimo modelis. Tai jo tikslas, kad investuotojai irgi gautų skaidrų rizikos vaizdą ir kad tas vertinimas būtų nuoseklus. Tai irgi labas Simonai, tu su mumis teisingai? Taip. Na, webinarą moderuoju aš, Audra Kondratė, ryšių su investuotojais komandos vadovė. Tai trumpai apie mūsų planą. Tai pirmiausia, tada ir apžvelgsime atvirus projektus, papasakosime, į ką atkreipti dėmesį, kad jūs geriau suprastumėt, kas yra, į ką žiūrėti, ką vertinti prieš priimant sprendimą. Bet kuriuo atveju viso webinaro metu drąsiai užduokite klausimus Q&A laukelyje. Neturit savo klausimo, tiesiog padėkit patiktuką prie kažkokio kito klausimo, tada mes žinosim, kad tai yra aktualiausi klausimai ir pradėsime būtent nuo tų aktualiausių klausimų. Tai tada, Natalija, perduodu žodį tau. Ačiū, Audra. Aš parodysiu jums skaidrės, tik pasakyk man, ar matosi. Taip, Taip. Gali padaryti tą pilną ekraną. Kad būtų didesnės skaidrės, nes dabar presenter view. Truputėlį aš net pasimečiau. Pačioj apačioj yra toksai, kur yra notes, comments. Pačioj yra toks presenter view langelis, bent jau man per ten paprasčiausiai yra. Gerai, tuoj mes šitą dalykas dėliuosi. Nenoriu paspausti kažko. Bet paskui nebūtų visai negerai. Taip, ta pačioj, į dešinę. Dar. Prie minusiuko. Va. Pačiau, gerai. Tai padariau pradžią mūsų pristatymo ir gal pradėkim iš karto nuo projekto, nes mes šiandien norėsime pakalbėti tiek apie patį projektą, tiek galbūt šiek tiek pristatymo pabaigoje, savo klausimų pabaigoje papasakosiu bendrai apie tokius bendrus dalykus, kurie visom paskolom yra aktualūs. Bet pradėkime nuo nekilnojamo turto plėtros projekto Studio 37, kurį šiai dienai turime savo platformoje. Ir čia matote gražią vizualizaciją. Tikrai daugelis vilniečių iš karto atpažins šią vietą, tai yra Švitrigailos 37. Šiuo metu pačioje vizualizacijoje jau stovi pastatas gražus, kuris bus pastatytas, o šiai dienai ten nieko nėra. Ten yra tiesiog žalias plotas, tai yra 8 arų sklypas, kuriame
bus pastatytas pastatas ir netgi čia yra tokia šiek tiek uoga ant torto, nes čia bus įrengtas miesto parkas. Ir aš jums parodysiu tą parką, nes ne viską mes galim platformos pateikimo formoje parodyti, tai šiandien pamatysit dar tai, kas yra šiek tiek, mūsų dokumentuose ten yra toks gražus brėžinys, kurį turėsit galimybę pamatyti. Tai kalbant apie projekto patikimumą, turbūt svarbiausi dalykai, kuriuos sudėjau į šią prezentaciją, tai nėra tikrai visas sąrašas, bet tai yra svarbiausi dalykai, kurių jūs galite ir prašyti iš platformos, ir ieškoti aprašyme, ir netgi lyginant projektus ir investavimo galimybės su kitomis platformomis, šitie dalykai yra must. Vienareikšmiškai. Jūs turite turėti kaip investuotojai aišku supratimą apie juos. Tai svarbiausia turbūt yra projekto savininko patirtis, bent jau man nuo to prasideda analizė. Ypatingai svarbu ir gal paprasčiau man iš tikrųjų kaip projekto vertintojui yra tai, kad jeigu aš pažįstu šitą projekto savininką iš senesnių laikų, pavyzdžiui, žinau, kad jis yra finansavęsis projektus bankuose, pati galbūt dirbau su juo banke. Ir tie skaičiai, kuriuos mes pateikėm platformai, kad šis projekto savininkas yra įgyvendinęs 45 000 kvadratinių metrų, tai yra jau tai, ką jisai pastatė ir realizavo rinkoje, ir dar 21 000 yra projektai, kuriuos šiuo metu atlieka. Tai gali likti tik skaičiai, bet man asmeniškai tai yra visa istorija, nes jeigu nueisime arba jūs, arba kai mes tikrinam projektų savininko patirtį, nueiname į www.trinapolis.lt, tai ten jau yra pavaizduoti visi projektai, kuriuos jis įgyvendino. Ir tai yra stambus įvairių paskirčių projektai, kurie ir užtruko laike, kurie turėjo galbūt savo istoriją, ten buvo tam tikrų problemų. Ir tas projekto savininkas, kuris nuo 2011 metų įgyvendina projektus ir sėkmingai tą daro, tai čia labai labai svarbu ir bendraujant, ir kalbant su juo, ir vertinant projektus, nes jis atsineša didžiulę patirtį, kuri yra neįkainojama. Visos tos klaidos, kurios galbūt buvo padarytos, visos tos pamokos, kurios buvo išmoktos. Ir netgi ilgas laiko tarpas, kurį jis dirba nekilnojamo turto srityje, kalba apie tai, kad jis yra susipažinęs ir su įvairiais cikliškumo sąlygotais dalykais, nes 2011 metais rinka buvo vienokia, ten ir statybų kainos, ir pardavimo kainos, ir pirkėjai, ir jų poreikiai, nes jis tiek plėtoja projektus pirkėjams, ir rinkos konjunktūrą. Tai šitie dalykai buvo vienokie ir įsivaizduokit, dabar jau yra 26 metai, tai yra 15 metų laiko tarpas, kai jis toje rinkoje funkcionavo ir tas jo išmanimas, iš tikrųjų, yra lobis. Ir su tokiu projekto savininku yra saugiau leistis į tokią kelionę, kuri yra vadinama Studio 37. Tai projekto savininko patirtis labai labai svarbi, nuo to viskas prasideda. Taip pat, aišku, projekto savininko nuosavų lėšų dalis projekte. Tai nuosavų lėšų dalis yra svarbi tiek pradedant projektą, tiek viso projekto eigoje, nes šio projekto sąmata yra arti 8 milijonų. Ir pradiniai stadijoje projekto savininkas yra įsigijęs turtą, kurio rinkos vertė yra 1,350, bet ir jo savikaina yra arti tos sumos, dėl to, kad buvo tiek įsigytas sklypas, tiek patirtos projektavimo išlaidos. Tai mūsų dalis šitam projekte sudarys tik 600 000, o bendrai patirtų kaštų suma yra virš 1,3 milijono, kas parodo, kad projekto savininkas jau žymiai didesnė, dvigubai didesnė dalim dalyvauja šitam projekte. Taip pat be abejo svarbu, kad projekto eigoje, kai mes dalimis finansuosime projektą ir didinsim jo vertę pagal atliktų darbų aktus, kad projekto savininkas irgi prisidėtų ir investuotų savo nuosavų lėšų dalį kiekvienam etape. Mums svarbus šaltinis. Ir tas šaltinis šiuo konkrečiu atveju yra kitas projektas, kurį projekto savininkas jau baigia plėtoti. Tai yra su banku finansuojama projektas, ten kur suteikta banko paskola. Pardavimai ten jau prasideda, tai yra jis jau toj stadijoje, kai parduodamas rinkoje ir netrukus prasidės įplaukos iš notarinių sandorių. Tas projektas vadinasi Ozų Ozas, jis jau yra pasiekęs 50% preliminarių sutarčių
Tai yra pusė projekto vienetų, turtinių vienetų parduodama yra jau parduota. To užtenka, kad pilnai padengtų ir banko paskolą ir, tik tai laiko klausimas, kada tos lėšos visos spės pasiekti projekto savininką, nes, einant į notarinės sutartys, aišku, turi būti padengta banko paskola. Bet paskui visos likusios lėšos iš tos kitos pusės šio projekto bus nukreiptos čia į šį projektą. Ir tai yra irgi svarbu suvokti tą šaltinį, kad tai bus ne iš kažkur paimtos lėšos, o iš labai konkretaus projekto, kuris turi labai konkretų pinigų srautą. Taip pat labai svarbios projekto savininko finansinės galimybės, suprasti jas visas, kad mes turėtume aišku suvokimą, kas galėtų atsitikti, jeigu, pavyzdžiui, šis projektas Studio 37 užtruktų laike. Jeigu statybos dėl tam tikrų priežasčių, dėl sezoniškumo užtruktų ilgiau, jeigu projekto savininkui reikėtų ilgesnį laiką mokėti palūkanas, tai kokios tos galimybės, kokie dar yra projektai, kokie projekto savininko planai. Ir mes, analizuodami verslo planą, gaunam šią informaciją ir detaliai ją išnagrinėjam, kalbam su juo vėlgi, kokie jo planai dėl kitų projektų, dėl kitų įsigijimų, ar nebus taip, kad jis visas lėšas skirs kažkokiam kitam projektui, ar tikrai viskas nukeliaus į šį projektą. Tai šitie dalykai, toks finansinis planas labai labai svarbus ir mes į jį gilinamės ir tai yra jau mūsų kompetencijų ribose gauti tos atsakymus. Taip pat labai svarbu yra finansavimo struktūra šio konkretaus projekto kontekste, nes mes čia analizuojam tiek užskolinimą paetapiui, tiek tą maksimalią sumą, kiek mes galime skirti šio projekto finansavimui ir projekto savininkai. Tai šis projektas nėra mažas, jo statybos finansavimui reikalingų lėšų suma yra 3 600 000. Kaip minėjau, reikės refinansuoti 600 000 iš kitos kredito įstaigos, tai bendrai lėšų poreikis yra 4 200 000 tam, kad pilnai užbaigti statybos darbą. Dar yra 800 000 eurų rezervas pagal platformos galimybę, tai jeigu šiek tiek didėtų sąmata, mes tada perskaičiuotume finansavimo struktūrą ir galėtume skirti tiek didesnę paskolos sumą, tiek projekto savininkas didesnę nuosavų lėšų dalį galėtų skirti šio projekto įgyvendinimui. Šiai dienai finansavimo struktūra atrodo taip, kad projekto savininkas investuoja 26% nuo numatytų statybos darbų, o savi suteiks 74% nuo numatytos įkainos. Ir taip mes gražiai priėjom prie LTV ir LTC, tai kaip tik ir yra paskolos ir užstato santykis. Tai dar turėsime atskirą skaidrę apie LTV ir LTC, aš galėsiu papasakoti, kaip vyksta ta dinamika, bet iš esmės finansavimo struktūra ir LTV ir LTC yra beveik apie tą patį. Tik LTV ir LTC mes žiūrim kiekvieną mėnesį, o finansavimo struktūra yra pačioj projekto pradžioj, mes susitėdam prie stalo su projekto savininku ir sutarėm, tai kaipgi atrodys ta ateitis nuo pradinio taško, kai reikia refinansuoti paskolą, iki galutinio, kai jau pastatas turėtų būti baigtas, kokia maksimali paskolos suma yra reikalinga. Ir dėl to platformos aprašyme mes ir nurodom, kad bendra numatoma paskolos suma gali siekti iki 5 milijonų eurų. Tai yra tai, ką mums leidžia ES reglamentas ir šios sumos pilnai užteks tam, kad įgyvendinti šio projekto statybos darbą. Taip pat labai svarbu atkreipti dėmesį, ne visi žino, bet yra toks rodiklis kaip platformos paskola eurais per kvadratinį metrą. Kuo jis svarbi? Kai mes numatom maksimalią paskolos sumą, mes padalinam ją iš planuojamų pastatyti naudingų kvadratų skaičiaus, šiuo atveju tai yra 1800, ir gaunam šio projekto atveju 2778 eurų per kvadratinį metrą. Tai yra tiek užtektų, už tokią kainą užtektų parduoti šį turtą už 2778 eurus, kad būtų pilnai padengta savi paskola ir būtų grąžintos visos lėšos investuotojams. Tai pardavimo kaina šiuo atveju yra planuojama, rinkoje planuojama šį objektą parduoti už vidutinę 4,5 tūkstančio eurų per kvadratinį metrą kainą. Tai 4,5 ir nepilni 2,8 yra didelis skirtumas. Savi paskola per kvadratinį metrą yra 1,6 karto mažesnė už planuojamą rinkos kainą ir tai reiškia, kad
susiformuoja toks solidus vertės rezervas. Tikrai išsireikiuotų turbūt eilė norinčių nupirkti turtą tokioje vietoje už 2800 eurų per kvadratą, ko tokių kainų šiai dienai tikrai nėra. Tai tiesiog akcentuoju šį rodiklį tiems, kas galbūt apie jį nežinojo. Projekto likvidumas rinkoje irgi yra svarbus rodiklis, jis įeina į mūsų rizikos vertinimo modelį. Mes šiuo atveju analizuojam, ar tas galutinis produktas bus paklausus, kokiu plotu numatyti butai. Šiuo konkrečiu atveju pastatas yra multifunkcinis. Tai yra statybos leidimas numato kelias paskirtis, kas irgi suteikia tokio papildomo lankstumo šitam projektui, nes nebus problemos, pavyzdžiui, tokioj judrioj gatvėj pardavinėti butus pirmam aukšte. Tiesiog jų nebus pirmam aukšte, nes jie visi yra išsidėstę aukščiau, o apatiniuose aukštuose bus komercija ir administracinės patalpos. Taip pat, nuo ko ir pradėjau šį pristatymą, ar ne, tai ir noriu akcentuoti, kad šalia pastato už jo bus įrengtas naujas miesto parkelis, toks jaukus ir gražus, kuris suteiks šiam projektui išskirtinumą. Tai dabar aš norėčiau dar parodyti brėžinį, kur labai labai aiškiai matosi tas multifunkciškumas šio projekto. Tai va čia tas apatinis aukštas yra požeminis parkingas, raudonai pažymėtas yra komercinės patalpos, oranžinė spalva yra administracinės. Visi aukštai yra maždaug 300 kvadratinių metrų, tai tokie likvidus plotai. Tada apartamentų aukštas, kuris yra trečiasis, ir 4., 5., 6. aukštas yra butai su geresniais vaizdais. Vis tiek gatvė nėra labai aukšto užstatymo ir ten turėtų atsiverti, kai važiuosim pasižiūrėti objektą, kai jau galima bus pasivaikščioti po 4., 5., 6. aukštus, tai galėsim pasidalinti su investuotojais ir nuotraukom iš objektų ir parodyti, kokie tie vaizdai atsiveria. Tai čia maždaug vasara. Tas multifunkciškumas, kaip minėjau, dar kartą noriu užsirdinti, kad suteikia papildomą likvidumo objektui ir tikime, kad pardavimai seksis puikiai. Gerai, laikas bėga, tai aš dar noriu parodyti tą parkelį. Pasižiūrėkit. Įsivaizduokit, va čia yra pats pastatas, ar ne, kokio ploto, o už jo, dvigubai didesnio ploto, jeigu ne trigubai, yra žalia zona. Medeliais, pasivaikščiojimo takeliais, čia tas bus žalios zonos, bus vaikų žaidimo aikštelė, kuri numatyta šioje, jeigu matote rodiklytę, ar ne, Audra? Čia rodiklytė, aš rodau vaikų žaidimo aikštelė, jinai tokia bus inkorporuota į visą konstruktyvą. Pastato architektūriškai gražiai dėrės, o čia bus įvažiavimas į pastato parkingą. Tai tokį grožį dar turės padaryti miestui, o čia jau yra geležinkelio pastatai išsidėstę. Tai tiek, baigiant apie šį projektą. Dar norėčiau, kadangi mes anonsavom, kad papasakosim apie užstato vertės dinamiką, tai šiek tiek atsitraukim nuo projekto, apie kurį kalbėjom. Šios taisyklės ir tai, apie ką pasakosiu, tai galioja visiems nekilnojamo turto projektam. Kaip vyksta ta dinamika? Pirmame paskolos etape mes įprastai gauname sklypą su statybos leidimu, jis yra įkeičiamas investuotojams ir yra paruošiamas turto rinkos vertinimas numeris 1. Tai yra atskaitos taškas, maksimali paskolos suma šiuo atveju gali siekti iki 70% sklypo vertės su statybos leidimu ir tada mes judam prie kitų etapų. Tai antrame ir ten visuose paskesniuose paskolos etapuose rinkos vertė jau nustatoma pagal LTC, nes prie sklypo ir prie turto rinkos vertės pagal pirmą vertinimą yra pridedami aktai. Arba sąskaitos faktūros, ten jeigu buvo apmokėtos sąskaitos užsakant langus, ten avansą mokant. Ir visa tai yra pridedama prie sklypo vertės ir taip susiformuoja tokia mišri vertė, kaip ir turto, bet ir atliktų darbų aktų. Ir iš etapo į etapą išlaikomas maksimalus dydis, kuris gali būti iki 75%. Tai reiškia, kad visą laiką lieka rezervas.
apie 25% rezervas, kuris yra saugus tiek mums kaip skolintojų ir investuotojų atstovui, tiek jeigu, pavyzdžiui, tektų paskolas refinansuoti. Kaip pavyzdys, ten suranda pigesnį finansavimą, ar ne, projekto savininkas, arba tiesiog, sakykime, mes kaip platforma galbūt negalim surinkti pakankamos sumos. Tai tada tokiu atveju gali vykti refinansavimas saugiom sąlygom, kurios yra priimtinos ir kitom kredito įstaigom. Ir vėliau, kai baigėsi projekto finansavimas ir tarkim, čia pažymėjau, kad tai yra paskutinis paskolos etapas, naujas pastatas, kuris registruojamas 85% baigtumu, atskirais atvejais gali būti 100%, čia jau kaip pagal įstatymą, tada yra atliekamas turto rinkos vertinimas numeris 2, tai jau projekto gale, ir galima nustatyti jau naujo suformuoto pastato galutinę vertę, nuo kurios paskolos suma negali viršyti 70%, bet dar toks vienas niuansas, kad jeigu yra dideli priseilai ir labai daug vienetų jau yra parduota, tai mums indikacija galėtų būti net ne turto rinkos vertinimas, o tiesiog pati rinka. Jeigu rinka perka už tam tikrą kainą, tai mes jau matom, kokia yra užstato vertė ir net jeigu parduota 50%, tai likusius 50% galima vertinti pagal įvykusių sandorių vidurkį šiame projekte. Ir tokiu būdu visą laiką paskola neperžengia saugaus slenksčio, tai yra 70 arba 75%, kuris užtikrina investuotos sumos apsaugą. Dėl to mes dažnai sakom, kad LTV ir LTC netgi svarbesni nei grąža, nes jie užtikrina kontrolę paetapiui, kad investuotos lėšos bus grąžintos vienokiu arba kitokiu būdu. Arba gražiai nuėjus iki projekto pardavimų, arba refinansuojant paskolą. Ir atviri, taip, Audra, tu kažką norėjai sakyti? Jo, nes aš dažnai sulaukiu klausimo, tai kuo skiriasi LTV nuo LTC, nes kai kurios platformos pateikia tik LTV. Tai būtų gerai, jeigu Natalija galėtum taip paaiškinti paprastais žodžiais tą esminį skirtumą. Gerai, tai dar kartelį, tada LTV yra loan to value, tai yra paskolos ir užstato rinkos vertės pagal rinkos vertinimą. O LTC yra loan to cost. Tai tie kostai yra atliktų statybos darbų aktų vertė pagal pateiktus aktus. Tai va čia, kaip rodau šitoj lentelėj, va čia visas pūlas, mes turėsim visą tokį, aišku, mes elektroniniu būdu gauname, bet visą folderį tų aktų, sąskaitų faktūrų, kur bus įrodymas, kad yra patirtos išlaidos statant tą projektą. Tai yra atliktų statybos darbų aktai. LTC yra apie tai. Atsakiau, Audra? Dabar Taip, ačiū. Ir apie atvirus nekilnojamo turto projektus, tai kasgi čia dabar vyksta Savijai, trys atviros galimybės investuoti į tą patį projektą. Tai mes pabandėm pasiūlyti tokį išskirtinį dalyką Savijai investuotojams. Tai yra galimybė investuoti į tą patį projektą su skirtingom sąlygom. Čia galima rinktis skirtingus terminus. Vieno etapo terminas yra 6 mėnesiai, kito 9, o trečio 12 mėnesių. Grąža atitinkamai skiriasi per 0,5%, bet projektas yra tas pats, ta pati pirminė hipoteka. Mums buvo įdomu iš tikrųjų pamatyti, ar svarbus yra tie trumpesni terminai, kiek jie yra svarbus. Ir iš kelių investuotojų sulaukia tokios, aišku, tie, kurie investuoja šiek tiek didesniems sumom, tai jie padiversifikavo, sureagavo į mūsų šitą pasiūlymą. Ir pavyzdžiui, jeigu buvo investicija 40 000, tai po 10 investavo į trumpesnius terminus, nes norėtų gauti tas lėšas anksčiau ir turi planų tom sumom, o 20 000 tas investuotojas investavo į 12 mėnesių etapą. Tai pasižiūrėsim, kaip viskas atrodys projekto pabaigoje. Nors ir dabar džiaugiamės, kad investuotojų tikrai labai daug. Matote skaičius, čia jau mes viršėjom gerokai 500 investuotojų į šį projektą. Tai tiesiog čia norėjau akcentuoti, kad mes siūlome tokį išskirtinį dalyką, painvestuoti į tą patį projektą skirtingom sąlygom.
Čia aš galbūt irgi galiu dar užtvirtinti, kad investuojant nuo 10 000 eurų, ar ne, galima gauti 0,5% premiją, o nuo 25 000 eurų 1% premiją. Tai tiesiog ta maksimali grąža gali būti iki 9,5%. Taip, teisingai. Mm. Ačiū. Natalija, aš visgi dar užduosiu gal keletą klausimų. Iš tikrųjų, mes dar prieš webinarą pačios išsikalbėjom ir aš gal irgi tu mane gerai sorientavai, parodydama būtent tą vietą aprašymą, ar ne, dėl kokia yra ta dalis paskolos, ar ne, kuri būtų padengta, jeigu parduotų dabar, ar ne, tą projektą, ir kuri būtų padengta. Ir minėjai, kad santykis yra 1,7. Tai orientaciškai, tai yra geras koeficientas, teisingai suprantu. Taip, čia apie ką kalbam, tai matot, jeigu pasižiūrėti ne paetapiui, ar ne, į srautą to projekto, o tiesiog kokia bus sukurta vertė. Tai bus pastatytas multifunkcinis pastatas, kurio visos pardavimo pajamos sudarys beveik 10 milijonų eurų. Netgi šiek tiek virš. O mūsų paskola sudarys 5 milijonus. Tai toks ir santykis, ne? 5 milijonai prie 10. Ten galima dėlioti su tom detalėm, tai parkingo, pavyzdžiui, pajamų neįskaičiuoti, ar ne, į tas naudingas pajamas. Šiaip 5 prie 10. Tai čia yra beveik 2 kartus. Faktas, kad tai yra saugu, mes neviršėjom saugių ir net negalėtume viršyti platformos maksimaliais limitais. Turim vieną komentarą. Natalija, ačiū įkalbėjai. Gal ir pabandysiu. Smagu. Ačiū, kad parašėt. Gerai, tai Simonai, tada norėčiau, kad ir tu papasakotum apie atvirus verslo projektus, nes, tiesiog gera proga pamatyti panašumus, skirtumus, ar ne, ir apžvelgti tą bendrą rizikos vertinimo modelį. Tai tada perduodu žodį tau, o po to gale mes dar peržiūrėsime klausimus ir atsakysim. Sveiki dar kartą, tai nežinau, kaip tuo metu, kai rašiausi pristatymų, buvo vienas atviras projektas, tai aš jį ir pasirašiau. Galbūt šiai dienai jau yra daugiau jų, tai šį kartą nepristatysiu, bet konkrečiai pakalbėsiu apie vieną, kuris pas mus šiuo metu yra, tai UAB Čipsas. Kokia čia įmonė, tai iš principo jos veikla yra inžinerinių tinklų tiesimas, statybvietės paruošimas, gerbūvio darbai, aplinkos tvarkymas ir visi, kas susiję su tuo darbai. Įmonė veikia daugiau negu 10 metų, veikla yra sezoniška, tai reiškia, kad žiemą darbų kiekis tikrai sumažėja arba jų praktiškai nebūna, taip pat yra projektinė, tai kad vis tiek tai yra labiau susijusi su statybos projektais, kažkokie didesni statybos projektai, o ne iš kažkokių pasikartojančių, tarkim, žolės pjovimo arba ten žolės atsiejimo ar panašiai darbų. Tai iš esmės tai nėra labai nei blogai, nei gerai, bet, tokia yra veiklos specifika. Tai, kad šitą gal projektą pristatyti būtų lengviau, aš gal perėsiu iš karto prie stiprių ir silpnųjų pusių šito projekto, Tai pradėsiu turbūt nuo silpnybių. Tai kaip minėjau, tai yra projektinė ir sezoniška veikla. Tai nėra labai blogai, bet nėra ir, nėra ir kažkas labai pozityvaus, dėl to, kad įmonė turi sugebėti susidėlioti finansinius srautus tuo metu, kai pajamų nėra, ir taip pat turi pastoviai sugebėti laimėti tam tikrus projektus, susirinkti savo darbų. Šiuo atžvilgiu tai yra silpnybė, bet žiūrint į šitą klientą, jis dirbo daugiau negu 10 metų ir visą laiką sugebėjo ir stabiliai augti, tų projektų susimedžioti, kaip pasakyti, srautus irgi panašu susidėlioja, nes veikla yra stabili. Tai kaip pasakyti, rizikos yra, bet ir veiklą prognozuoti ilgesnių periodų, tarkim 5 ar 7 metus yra sudėtinga, bet, sakykime, ten trumpesnį laikotarpį, metus, 2 tikrai galima pakankamai gerai nuspėti, žiūrint iš veiklos istorijos. Kita, kaip pasakyti, rizika susijusi, tai kad yra
glaudžiai susijęs su statybos sektorium. Vis tiek statybų sektorius yra tas, kuris sparčiai reaguoja ir greitai sureaguoja į ekonominius svyravimus. Tai jeigu būtų kažkoks ekonominis nuosmukis, tai tikrai tas projektų kiekis klientui sumažėtų staigiai ir drastiškai. Šiuo momentu, kaip pasakyti, tai yra rizika, bet šiuo momentu rinka pakankamai aktyvi, važiuoja, tai kažkokios perteklinės rizikos šiai dienai nėra, bet vėlgi žiūrint ilgesnių periodų, ten jeigu būtų paskola 5 ir ten panašiai metų, tai jau būtų tikrai tas dalykas, į ką labiau reiktų atkreipti dėmesį. Trečia silpnybė turbūt šito kliento yra gana agresyvi dividendų politika. Klientas paskutinius kelis metus nemažą kiekį pinigų išsimokėjo dividendais, kas šiek tiek atsiliepia ir finansiniam rodikliam, bet iš kitos pusės vis tiek veikla nereikalauja labai didelių investicijų, sakykime, ilgalaikį turtą, tai arba perteklinio apyvartinio kapitalo laikymo, tai irgi nėra iki galo efektyvu. Šiai dienai nėra tragedija, bet iš esmės, jeigu klientas išlaikytų tą patį santykį, kad išsimoka daugiau negu uždirba per metus, ilgalaikiai perspektyvai tai galėtų turėti kažkokį finansinį neigiamą rezultatą. Ir paskutinė rizika su šito klientu, tai yra pakankamai koncentruota pirkėjų bazė. Yra 3-4 pagrindiniai pirkėjai, iš kuriuos bent jau paskutinis kelius metus gauna užsakymus. Ir, iš esmės, ir būtų jau, sakykime, pakankamai jautru, jeigu prarastų vieną ar kitą klientą. Tada perinama prie stiprybių, sakykime, tai iš karto atsakysiu, gal, sakykime, kažkiek parezonuosiu tą pirkėjo bazės koncentraciją, nors jį yra koncentruota, bet iš tikrųjų tie pirkėjai yra pakankamai didelės stambios statybinės įmonės, 100 milijoninės arba ten 10 milijonų apyvartos, kurios tikrai yra finansiškai stiprios ir kažkokių mokumo problemų nekelia. Tai reiškia, projektų ir darbų jie turi, laimi didelius konkursus, turi, nuolatos jiems reikia subrangovų ir tokios mažos įmonės būtent užpildo jų tas spragas. Tada kitas pliusas yra akcininkas, jis įsimoka nemažus dividendus savo, bet iš esmės ir kūrė savo vertę. Tai reiškia, jis neturi paskolų, turi turto, pajamos yra pakankamai didelės, tai tikrai jeigu būtų kažkokios finansiniai sunkumai, akcininkas turėtų turėti pakankamai resursų prisidėti bent jau trumpuoju laikotarpiu ir pagelbėti sunkių momentų įmonei. Kita stiprybė yra finansiniai rodikliai yra pakankamai geri, iš esmės pardavimai tikrai auga, paskutinius 5 metus tikrai stabiliai, pelningumas tikrai adekvatus, atitinka rinkos vidurkį, tikrai nematom, kad ten būtų ar per daug uždirbtų, ar per mažai, reiškia, tikrai sugeba dirbti taip, kaip kiti rinkos dalyviai. Skolos lygis pakankamai žemas pas juos, tikrai žemas, turi kelis nedidelius lizingus įrangai, bet neturi kažkokių kitų didelių paskolų. Sakykime, iš finansinės pusės gal kažkiek silpnesni rodikliai, tai yra kapitalas ir mokumas, gal norėtųsi šiek tiek jų geresnių, bet tai tikrai yra dar priimtinos ribos. Ir kaip minėjau, tai iš dalies yra nulemta paskutinį kelių metų tų dividendų. Jeigu, sakykime, kitais metais nemokėtų arba mokėtų mažesnius dividendus, tie rodikliai galėtų labai sparčiai pagerėti. Bet, tikrai nesakau, šiuo momentu dar rodikliai yra priimtinos ribos ir čia nėra kažkoks signalas, kad reikėtų galvoti apie kažkokius finansinius sunkumus. Ir paskutinė turbūt stiprioji pusė, kad yra pakankamai gera užstato pozicija šituo atžvilgiu, tai mes esame įsikeitę gautinas sumas, tai reiškia gautinas sumas iš tų pagrindinių stiprių įmonių, kurių tikrai mokumas yra geras ir jeigu klientas kažkokių darbų kliurkų nepridarys, tai tikrai bus pinigai sumokėti, bet sakau vėlgi atsimenant, kad jis dirbo daugiau negu 10 metų, tai panašu, kad jis sugeba dirbti ir vykdyti tos projektus. Tai ir kitas aspektas yra PG3 garantija, ILTE garantija. Šitas dalykas, kaip pasakyti, pas mus yra pakankamai naujas, nesenai mes sudarėm sutartį su ILTE ir pradėjom teikti šitas garantijas.
Tai gal trumpai įvesiu, kas tai yra. Tai iš esmės Ilte garantuoja už 80%, jeigu, tarkim, klientas nebūtų mokus, Ilte išieškojus iš gautinų sumų, po to, kai jau nebeliktų iš ko išieškoti, Ilte padengtų 80% nuo likusios sumos. Reiškia, visų etapų, ar pradžioje, ar gale, 80% jūsų investuotų pinigų yra apdrausta Iltės galimybėmis apmokėti, kurios šiai dienai turbūt mes neturėtume abejoti, kad jie gali tą dalyką ir tos įsipareigojimus įvykdyti. Tai reiškia, bet kokiu etapu, bet kokioje vietoje projekto jūs rizikuojate maksimaliai 20% investuotų pinigų. Tai mes pridėkime, kad dar yra ir gautinos sumos, iš kurių galima kažką išieškoti, tai tikėtina, kad gale rezultatas, net jeigu ir būtų blogiausias variantas, jūsų praradimas galėtų būti ant turbūt 10 ar panašiai procentų, nes vis tiek bus ir kažkiek pamortizuota paskolos ir panašiai. Tai maksimaliai 20, bet realiai tikėtina bus gerokai mažesnis. Dar ką norėčiau pabrėžti su šitom PG3 garantijom, kad dažniausiai nepamatysit laidavimų, kaip sakykime, kitose paskolose, kai mes turėjom be užstato, mes įstakimdavom akcininko laidavimą. Šituo atžvilgiu mes praktiškai tokių laidavimų nebus įmama, tik dėl, kaip pasakyti, dėl investuotojų saugumo, nes Ilte dengia nuostolį tik tais tada, kai mes ieškome iš visų galimų šaltinių, kas buvo iki tol įkeista. Tai šiuo atžvilgiu išlaidavimų procesas išieškojimo gali užtrukti, tai ryšim su tuo, kad tas procesas neužsitęstų metų ten ar kelis ir kad mes galėtume greičiau prieiti prie tų Invegos pinigų ir investuotojams kompensuoti patirtus nuostolius, tai mes stengiamės imti tuos užstatus, kurie yra, iš kurių galima greičiau išieškoti arba iš kurių galėtume gauti pakankamai greitai atsakymą iš antstolių, kad negalima išieškoti ir jau tada galėtume jungti Iltės šitą instrumentą. Tai iš esmės manau, kad PG3 garantija yra tikrai geras ir naudingas dalykas ir lyginant su tuo, kokie yra užstato pozicija, sakykime, kitose ar platformose, ar kitose projektuose, tai yra tikrai pakankamai saugus. Sakykime, panašius instrumentus turbūt iki šiol turėjo pagrindė tik tais bankai, kurie teikia taip pat portfelinės arba individualias garantijas. Tai iš esmės mes jau pradedam gauti tokius instrumentus, kokius turėjo iki šiol tik tais bankai. Tai šito projekto rizikos įvertis buvo pas mus B nustatytas ir dar trumpai pristatysiu, nežinau, ar esame anksčiau pristatę, tai pristatysiu keliais žodžiais, iš ko susideda ir kaip nusistato šitas rizikos balas. Tai iš esmės klientui yra suteikiamas, maksimalus balas yra 100 taškų ir jie susideda iš pagrindinių 4 segmentų. Tai 25 taškus galima gauti iš elgsenos arba behavioral dalies, tai reiškia apima mokėjimų istoriją, areštus, teisminius procesus, užsiklausimus apie įmonę ir visi tie tokie softiniai dalykai, kas rodo charakterį kliento. Tada 12% galutinio balo sudaro, čia klaidą padariau, rinkos rizikos, kaip pasakyti, įvertis. Tai vis tiek mes įvertinam, ar klientas veikia stabiliam sektoriu, sakykime, kaip maisto ar medicinos kažkoks sektorius, ar jis dirba su statyba, su transportu, kuris yra labiau volatilus, cikliškas, kuris labiau priklauso nuo ekonominio ciklo. Tai tą dalyką mes įvertinam ir tai sudaro apie 12% galutinio balo. 38% sudaro arba 38 balus sudaro finansiniai rodikliai. Gal per visus neįsiu, bet jų yra ne vienas ir ne du. Iš esmės tai apima pardavimus, pelningumo rodiklius, mokumą, kapitalo lygį, skolos lygį ir visus šitos dalykus įvertina skirtingus rodiklius su tam tikrais svoriais ir galutinis balas iš finansinės dalies yra 38%.
Ir paskutinė dalis 25% sudaro paskolos terminas ir užstato pozicija. Tai iš esmės pagal sutelktinio finansavimo reglamentą mes privalom vertinti projektą, sandorį, o ne tik tai įmonės finansinę būklę. Tai reiškia, mes turime vertinti, kokia yra užstato pozicija, koks yra paskolos terminas ir tas dalykas turi atsispindėti mūsų galutiniam rizikos bale. Dėl to 25% sudaro būtent šita dalis, tai jeigu paskola bus ilgesnio termino, sakykime, arba užstato pozicija bus silpna, tarkim, tik tai laidavimas kažkoks silpnesnis, tai jis automatiškai turės mažesnį balą. Jeigu mes, sakykime, turim trumpą terminą arba labai gerą užstatą kaip šituo atžvilgiu, tai automatiškai projektas turės geresnį balą. Tai iš esmės reiktų suprasti, kad gali būti skirtingų klientų, kaip pavyzdžiui, platformoje tikrai bus, ar ir buvo tokiu atveju, kai, sakykime, įmonė finansiškai tikrai stipriai atrodo, rodikliai labai geri, galbūt dirba ir geram sektoriui, bet, sakykime, termino reikia labai ilgo ir užstato neturi ką pasiūlyti, tik tai, sakykime, silpnas laidavimas. Ir tada turim kitą klientą, kuris, sakykime, gal finansiniai rodikliai kažkiek silpnesni, bet turim trumpą terminą, labai gerą užstatą, tarkim, ar nekilnojamo turto, arba, sakykime, PG3 garantiją. Ir abiejų projektų, kaip pasakyti, rizikos vertinimas yra toks pat. Tai, tą dalyką turbūt ir padeda suprasti šitie 4 segmentai, kad ne vis laik finansiniai rodikliai apspręs, koks yra rizikos galutinis balas. Tai turbūt iš manęs tiek, kiek įmanoma stengiuosi trumpiau pristatyti, tai gal bus dar kažkokių klausimų, tai atsakysiu. Ja, tikrai ačiū, Simonai. Man nebent vienintelis toks klausimas, nes pradėjom ar ne nuo sezoniškumo, kuris be abejo ar ne svarbus ir šiuo atveju įmonė susijusi su statybų sritimi, kuri tokia jautri. Tai bet ar gali būti, kad įmonė tokia susijusi su sezoniškumu turėtų A tada reitingą? Ar realu? Ar visgi mes jau taip iš karto ir tada, įvertindami tą riziką? Reikia suprasti, kad A reitingas tai yra, pasakyti, grietinėlė klientų vis tiek, kurie praktiškai visuose aspektuose turi stiprybę. Tai teoriškai galima, bet praktiškai, vis tiek statybų įmonės standartiškai turi šiek tiek gal silpnesnius finansinius rodiklius, nes jiem reikia pastoviai ir įrangos investuoti, ir daug apyvartinių, ir ypač kai veikla sezoninė būna, kad sukrenta daugiau darbų vienu metu, daugiau sąskaitų ir tiekėjams skolų, tai tie rodikliai faktas, kad būna šiek tiek prastesni, jeigu palyginus su tam tikrom kitom įmonėm, sakykime, kur stabiliai, kaip pavyzdys, medicininės įmonės, kur stabiliai turi poreikis vienodas, nėra sezoniškumo, tai tas dalykas atsiliepia. Tai teoriškai galima, praktiškai turi būti labai geras klientas, kad turėtų A reitingą. Bet, kaip pasakyti, A reitingas, kaip ir minėjau, yra grietinėlio B ir C reitingai, kurie yra pagrindiniai klientai, tai yra tikrai normaliai veikiančios įmonės, kur kažkokių didelių problemų su jom nėra ir dėl tam tikrų dalykų gali būti, kad tas rizikos balas mažesnis, bet tikrai tai nėra prasta ar kažkaip blogai vertinama įmonė, kurios reiktų bijoti. Gal dar vienas klausimas dėl apyvartinių lėšų, nes yra investuotojai, kurie dažnai bijo tokios paskirties, gal žinau, ar verta ta tokia baimė, ar tiesiog tai priklauso, kaip minėjai, nuo įmonės srities ir tiesiog vienom reikia daugiau apyvartinių, kitom mažiau. Aš tai gal taip pasakysiu, jeigu net paimtume didžiausias pasaulio įmonės, turbūt nesurasim nei vienos, kuri nesifinansuoja apyvartinio kapitalo. Tai iš akcininkų pusės žiūrint, dalį finansavimo apyvartinio daryti iš skolintų lėšų yra daug efektyviau negu daryti iš nuosavų lėšų ir tos pinigus galima kažkur kitur investuoti, plėsti, diversifikuoti veiklą ir panašiai. Tai jeigu
visiškai 100% apyvartos finansuotų akcininkas iš savo pinigų, tai aš manau, kad įmonė tikrai nepasiektų tokių gerų rezultatų ir negalėtų tiek sparčiai augti ir tikrai nebūtų efektyvu. Tai skolintis apyvartai yra normalu, yra klausimas, kiek tu skolinėsi apyvartai. Jeigu tu skolinėsi primtinose ribose ir nenori, kad tau kažkas prafinansuotų 100% apyvartinio poreikio, tai yra viskas ok. Jeigu mes prieinam prie tokio atveju, kai reikia finansuoti 100% apyvartinio, tada jau yra blogai. Reiškia, be išorinių šaltinių klientas nesugebės nei dabartinių lygių kažkokių apyvartas pasiekti, nei augti ir panašiai. Tai jie pilnai bus priklausomi nuo kažkokio išorinio finansavimo, kas yra labai didelė rizika. Tai kaip apibendrinant, apyvartinio finansavimas nėra blogai, tai yra normalu ir yra gerai, kad įmonė skolinasi tam dalykui, tik tai reikia atkreipti dėmesį, kiek tas sudaro nuo tavo viso poreikio. Gerai, ačiū Simonai. Natalija, dar vieną klausimą tada tau norėčiau perduoti. Apie konkretų projektą klausimų nėra, tai panašu, kad viską aiškiai papasakai. Klausimo sulaukiam apie tai, kiek NT plėtros projektų planuojama turėti platformoje kas mėnesį. Ir aš galbūt tada pridėčiau ir nuo savęs, gal dar šiek tiek praskleistum tą virtuvę ir papasakotum iš tikrųjų kokia ta atranka, nes žinau, kad svarstomės kur kas daugiau projektų, ar ne, o patvirtinam tiek, kiek patvirtinam. Tai papasakok šiek tiek daugiau. Taip, šiai dienai, kadangi mes pradėjome veikti, šią paskolą teikti dar tik prieš 4 mėnesius, ar ne, tai reikėjo įsivažiuoti, reikėjo ir produktui skirti dėmesio ir dėl to pirminėje rinkoje, ne, prisijungus prie savitarnos, jūs pamatėte ir tas korteles, nes mums reikėjo gražiai įkomponuoti tą nekilnojamo turto plėtros paskolą prie kitų. Ir dabar taip ir yra, kad yra ikonėlės, tos kortelės, kur yra su nuotraukom, iš karto matosi, kad tai yra nekilnojamo turto plėtros projektai. Tai pradžia turbūt prasidėjo nuo tokios revizijos, kaip galima šią 4. paskolą pradėti teikti platformoje. Ir po truputį jau kreipiasi įmonės, tai šiai dienai mano statistika tokia, kad maždaug 50-50 ten tie, kurie pasikreipia, sakykime, nepažįstami galbūt klientai ar ne, arba su labai agresyviom užskolinimo struktūrom, tai net savęs negaliu įtikinti taip finansuoti, ką jau kalbėti, kad investuotojams atnešti. Ne? Jeigu pati savęs neįtikinu, tai ir investuotojams argumentų nerandu. Tai be abejo, svarstom daug, svarstom užsienį ir šiai dienai mano pradinis planas, kad per mėnesį mes turėtume bent jau 10 projektų. Aišku, nereikia būti ypatingai pastabiam, kad mes šiek tiek lėčiau renkam šias paskolas, tai tuo irgi reikės padirbėti, bet visa tai yra natūralu. Turim planą, kaip pritraukti galbūt ir naujų investuotojų, kalbam ir šis renginys yra tam, kad daugiau papasakotume ir esame investuotojams. Tai pradinis planas yra 10, paskui per spiralę mes taip eisim pasyvis investuotojų aktyvumas, tada didinsim, ar ne, ir po truputį įsivažiuosime kažkokį tokį normalų flow, kai kiekvieną dieną po naują projektą. Bet tam reikia laiko. Taip, tai irgi naujiena, kad į NT plėtros paskolas galima investuoti jau ir per mobilią programėlę. Tai iš tikrųjų pakankamai greitai ėmėmės ar ne šito projekto, kad būtų pasiekiama visose ar ne platformos, ir savitarnoje, ir mobilioje programėlėje. Tai kviečiam atkreipti dėmesį ir tada tikrai tų projektų turėsime daugiau. Taip, matau, dar vienas klausimas yra Simonui. Pastebėjau, kad statybų sektoriaus įmonės dažniausiai, ar ne, ieško to finansavimo ir kad didėjo skolų našta šiai dienai. Čia iš savo patirties dirbant su statybininkais. Čia toks pastebėjimas, ar, nežinau, Simonai, galėtum kažkiek pakomentuoti, ar tu pats pastebi vertinant įmonės tokį dalyką? Negirdim tavęs, Simonai? Negirdim?
Negirdim dar. Mikrofonas neveikia, Simonai. Aha. Tai kol Simonas susitikrins mikrofoną, aš dar noriu sureaguoti į kitą klausimą dėl vėluojančių paskolų. Tai iš tikrųjų šiai dienai nebuvau pasiruošus tokios statistikos. Galiu pasakyti trumpai, kad daugiau negu 90 dienų vėluojančių verslo paskolų yra mažiau negu vartojimo paskolų. Vėluojančių daugiau negu 90 dienų būsto, pavyzdžiui, paskolų iš viso nėra, ir be abejo nėra nekilnojamo turto verslos projektų. Ir tiesa, šiandien mes kaip tik planuojame išsiųsti praėjusių metų visą ataskaitą ir ten bus tikrai tikslesnė detalizacija apie vėlavimus ir išieškojimus. Tai tada, manau, ir bus visi atsakymai. Ir tada grįžtu prie Simono. Ar girdit mane? Taip, girdim. Tai va, tai atsakysiu į klausimą gal taip, su statybininkais ir taip, tikrai jaučiasi didesnis statybininkų aktyvumas, bet tas turbūt tą galėtume paaiškinti, kad iš tikrųjų rinka yra pakankamai aktyvi. Karo pradžioje Ukrainoje tikrai statybos buvo pristojusios, kaštai buvo išaugę, ypač didesni investuotojai, netokie kaip Eikos ir Haneriai šiek tiek stabdė projektus, žiūrėjo, kas vyksta, kaip čia bus ir naujų tų projektų tiek nepaleido. Dabar, kaip pasakyti, turbūt ta emocija šiek tiek nuslūgo, aktyvumas padidėjo, žmonės mažiau bijo dėl finansinės ateities. Aišku, ne visi, bet ir tas tiesiog lemia statybų sektoriaus aktyvumą. Tai kuo daugiau projektų, tuo daugiau statybininkai vis bando apriepti. Tai normalu, kad iš tikrųjų to kiekio yra daugiau. Kitas dalykas ir metų prasme reikia žiūrėti. Statybininkai dažniausiai ateina pavasarį ir prieš metų pabaigą, kai reikia pradėti darbus, kai jau leidžia, arba reikia užbaiginėti greitai projektus, kad nepersikeltų į kitus metus. Tai to cikliškumo tikrai pas juos yra, bet atsakant į klausimą, taip, statybininkai yra aktyvesni, bet tai yra, sakyčiau, nulemta rinkos tendencijų. Ir visi nori uždaryti projektus. Kitas dar turbūt, ką galima būtų paminėti, kad iš tikrųjų didėja įmonių, kurios bando išvystyti patys kažkokius projektus, tai reiškia tiesiog atsiradę papildomi resursai įmoniai, tiesiog geresnis ekonominis ciklas yra įmonės daugiau sukaupusios likvidumo ir pradeda vystyti tiesiog savo projektus, kad būtų ne rangovas, o pastatyti patiem kažką ir uždirbti daugiau, tai iš to irgi kyla. Įmonės jaučiasi saugiau finansiškai, pradeda savo projektus ir natūraliai tada ateina kažkokią dalį pasiskolinti užbaigimui. Bet vėlgi čia turim, kaip ir prieš tai minėjau, pažiūrėti, kiek mes to finansuojam. Vienas statybininkas nori labai agresyviai ir nori įsiskolinti daugiau negu reikia, tai tada ir turi žiūrėti atsargiau. Jeigu statybininkas auga, turi projektų, finansavimo reikia, bet ta proporcija yra adekvati nuo to, kiek jam iš tikrųjų reikia pinigų, tai didelės tragedijos šitoje vietoje nedaryčiau. Bent jau tol, kol mes neturim didelių signalų, kad ekonominė mūsų situacija Lietuvoje ir statybų sektoriuje važiuoja kardinaliai žemyn. Gerai, ačiū Simonai, ačiū Natalija, ačiū visiems žiūrėjusiems, aktyviai uždavusiems klausimus. Ir už palinkėjimus Natalijai. Didelis ačiū, kad palaikytų kokybės kartelę. Tai be abejo toks mūsų ir yra tikslas tikrai kokybė. Ir manau, kad tai ir galite matyti vertindami ar ne tos projektus, kuriuos matote platformai. Tai ačiū. Tikrai tai pirmas, bet ne paskutinis toks webinaras skirtas investuotojams. Ir Natalija, reikia kažką pasakyti? Šiek tiek, kadangi palėtė Juozo tą palinkėjimą, aš pareflektuoti šiek tiek norėčiau, kad be abejo, prie savęs aš prisijungiau dėl to, kad man tinka labai vertybinis pamatas. Ir tas vertybinis, viena iš savi vertybių, reputacija ir saugumas, tai nėra tik marketingo šūkiai. Tai yra tai, kaip šita įmonė dirba jau 12 metų ir tai yra stiprybė. Tai yra
toks ne tai, kad netgi iš patirties ateinantis dalykas, bet tai nusako ir perspektyvą. Mes jungiamės prie konservatyvių platformų, mes tikrai neplanuojame džiazuoti čia su aukščiausiais iltyvais ir su aukščiausiam gražom, nes tai yra netvarus kelias, o mes einam tvarumo keliu. Tai ačiū už palinkėjimus, tikiuosi, viskas bus taip, kaip planuojam. Taip, kaip sakoma, labai dažnai mažiau yra daugiau, tai už tai mes į tai ir visada orientavomės. Tai ačiū dar kartelį, tikrai įrašas bus ir taip pat, aišku, be abejo, visa informacija pateikta nėra investavimo rekomendacija, tikrai peržiūrėkite, įvertinkite pagal savo rizikas, toleranciją, tiesiog tikimės, kad sužinot kažką naujo arba pasitikrinat tai, ką jau žinot. Ir iki kitų susitikimų. Iki. Geros dienos.